Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radio stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada pagalvojai, kad meilė ir paklusnumas yra tarsi dvi to paties medalio pusės? Įsivaizduok tėvą, kuris savo vaikui nurodo kažką padaryti, nenorėdamas jį valdyti, bet mylėdamas ir siekdamas apsaugoti. Tokį Dievo paveikslą regime Pakartoto įstatymo knygoje. Pakartoto įstatymo knyga hebrajiškai reiškia štai žodžiai, o graikiškai antrasis. Ši knyga tai antrasis įstatymas. Joje ne vien pakartojamas, bet ir apibendrinamas Mozei Sinajaus kalne duotas įstatymas. Matai, Dievo dvasia neretai pirmiausia nupiešia bendrą vaizdą, o vėliau išryškina kažkurią jo dalį. Ši knyga kalba apie patirtį ir paklusnumą. Naujoji karta nebuvo mačiusi įvykių prie Sinajaus kalno, tad turėjo iš naujo pažinti įstatymą, remdamasi ankstesnės kartos 38 metų patirtimi. Galbūt nustebsite sužinoję, kad svarbiausia Pakartoto įstatymo knygos tema galėtų skambėti taip: mylėk ir paklusk. Ši knyga moko žmogų mylėti Dievą ir jam paklusti. Joje žodis meilė paminėtas 22 kartus, o paklusti 10 kartų. Meilė skatina paklusti. Jono Evangelijos 14 skyriaus 15 eilutėje Jėzus primena šią amžiną tiesą sakydamas: jei mylite mane, laikysitės mano įsakymų. Dievo meilė mums atsiskleidžia jo duotuose įstatymuose, o mūsų meilė jam skatina mus paklusti. Tai ir yra Evangelijos esmė. Iš Egipto išėjusi karta jau išmirė. Jie ilgai klaidžiojo dėl netikėjimo, nepaklusnumo ir įstatymo laužymo. Netikėjimas savaime yra nuodėmė, todėl Dievui reikėjo kitokio pagrindo mus išgelbėti. Vis dėlto svarbu suprasti, Dievo įsakymai yra geri. Naujoji karta atsidūrė rytinėme Jordano krante, iš kur po mėnesio turėjo įžengti į pažadėtąją žemę. Prieš mirtį Mozė tautai perdavė paskutinius viešpaties nurodymus. Jis priminė patirtis dykumoje ir pabrėžė svarbiausius įstatymo aspektus. Remdamasis Palestinos sandorą, kurią Dievas sudarė su izraelitais dėl tos žemės, Mozė nubrėžė kryptį jų ateičiai. Palaiminęs 12 giminių ir išmokęs juos naujos giesmės, Mozė ruošėsi mirčiai. Naudinga suvokti šios knygos struktūrą. Pirmuose 4 skyriuose Mozė apžvelgė tautos kelionę ir priminė jos istoriją naujajai kartai. Vėliau jis iš naujo išdėstė įstatymą. 27 ir 30 skyriuose pateikta viena reikšmingiausių pranašysčių šventajame rašte. Knyga baigėsi atsisveikinimo žodžiais Mozei, pateiktais 31 ir 34 skyriuose. Įdomu tai, kad pranašai dažnai rėmėsi Pakartoto įstatymo knyga, o Naujajame testamente į ją nurodoma net 80 kartų. Mūsų viešpats Jėzus Kristus citavo būtent šią knygą, atmesdamas šėtono gundymus dykumoje. Pakartoto įstatymo knyga išaukština Dievo žodį. 6 skyriaus 7 eilutėje Dievas sako: įdiek juos, mano įsakymus, savo vaikams ir kalbėk apie juos, kai sėdi savo namuose, kai eini keliu, kai guliesi ir kai keliesi. Šis įstatymas toks svarbus, kad daugelis žydų šeimų ir šiandien ant durų staktos kabina mezuzą su šia ištrauka. Brangus klausytojau, jeigu ką tik perklausei šią laidą XFM radijuje, YouTube kanale ar SoundCloud platformoje, kviečiu tave skirti kelias akimirkas ir maldoje apmąstyti, kaip tai, ką girdėjai, gali būti pritaikyta praktiškai tavo gyvenime. Apmąstyk šiuos klausimus. Ką šitas tekstas atskleidžia apie Dievą, jo charakterį ar jo valią? Galbūt ką tik girdėtame tekste Dievas tau parodė kokią nors gyvenimo sritį, kuriai reikia pasikeitimo. Baigdamas kviečiu tave trumpai pasimelsti
19 psalmės žodžiais: Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys. Viešpate, mano uola ir mano atpirkėjau. Amen. Biblijos puslapiais.